Šią savaitę Gintarė viešai apkaltino projekto kūrėjus nešvariais žaidimais. Esą jie bando iš jos ir Vytauto atimti žiūrovų simpatijas. Sąmokslą ji įžvelgė po praėjusio sekmadienio siužeto. Gintarė papiktino jame iškeltas klausimas, kaip jų porai vos prasidėjus balsavimui kiekvieną sekmadienį pavyksta šauti į pirmą vietą net su kelių tūkstančių balsų persvara. Kodėl jums apskritai kyla klausimas, kad už mus balsuoja? Tai reikia pasidžiaugti, wow, valio, jeigu aš nebūdama jokia tenai labai ryški persona šitoje mūsų pramogų pasaulio padangiai sugebėjau pelnyti tas simpatijas, tai reikia pasidžiaugti. Aš prieš projektą sakiau, kad mes ateinam savo darbu siekti gerų rezultatų, rezultatais pelnyti simpatijas. Ir kai galiausiai žmonės pradėjo įvertinti tuos rezultatus, kuriuos mes bandom parodyti sekmadieniais, kažkam labai užskaudėjo dėl to. Barti gavo ne tik laidos kūrėjai, bet ir komisija. Pora juos apkaltino neobjektyvumu. Choreografijos būna kartais pastatytos tokios, kurias ne visi sportininkai sugeba sušokti. O Gintarė susitvarko su jom pakankamai neblogai, aišku, neidealiai. Ir gauna ten, tarkim, 5 ar 6 iš kokios daniutės. O kita pora išėjusi, pasistaipo, tarkim, taip, gauna 7. Versijas, kad žiūrovus galėjo papirkti Gintarės grožis arba užsispyrimas, pora griežtai atmetė. Tad klausėme tiesiai šviesiai, kur jūsų sėkmės paslaptis? Mes tiesiog stengiamės apmąstyti daug. Mes žaidžiam žaidimą. Taip, juk tai yra, šitas šokių projektas nėra visai šokių projektas, jeigu taip šnekant. Komisija dažniausiai vertina ne patį šokį, o bendrą šou numerį. Kartais apskritai apsiverčia viskas ir vertina tik šokį. Čia niekada nenuspėsi, bet realiai tai yra strateginis žaidimas, kaip tai bebūtų. Mes toliaregiškai, jeigu galima sakyti, strateguojam. Mes nesiekiam to trumpalaikės tos sėkmės, ar ne? Kada tu ir paverki, kaip už mane nieks nebalsuoja vieną dieną, tada kitą tą laidą už tave prabalsuoja pirmą vietą, o kitą laidą tu iškrenti. Iš tiesų, kol kas porai strateguoti sekasi neprastai. Bent jau žiūrovų palaikymas stulbinantis. O ar pavyks strategams laimėti žaidimą, parodys laikas.